Sveiki, dėkoju, kad įsijungėte mano antrąją video pamoką. Esu lietuvių kalbos mokytoja ir korepetitorė Viktorija. Būtent šią pamoką skiriu mokiniams besiruošiantiems 10 klasės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui, kitaip žinomam kaip PUP. Kaip jau supratote iš video pamokos pavadinimo, šiandien kartu panagrinėsime užduotis, kurioms reikalingos sakinio skyrybos žinios. Žinau, kad daugelis mokinių užuot vadovavęsi skyrybos taisyklėmis, kablelius ar kitus skyrybos ženklus dėlioja pasitelkdami intuiciją, tačiau tai tikrai ne visada pasiteisina. Šiandien jums priminsiu, kokius sakinio skyrybos principus turėtumėte taikyti, kad lengviau surinktumėte jums reikalingus taškus. Pristatau šios pamokos turinį. Pirmiausia, priminsiu, iš ko susideda PUP, kokios užduotis jūsų laukia 10 klasės pabaigoje, parodysiu, kurios užduotis konkrečiai reikalauja jūsų skyrybos žinių, tuomet jas kartu atliksime ir apibendrinsiu, kaip tokio pobūdžio užduotis galite atlikti lengviau, dirbdami savarankiškai. Taigi, galime pradėti. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP struktūrą sudaro 3 pagrindinės dalys – skaitymas, teksto supratimas, kalbos užduotis ir rašymas, iš viso skiriant 60 taškų. Štai šioje skaidrėje galite matyti aiškesnį taškų pasiskirstimą. Už teksto suvokimo užduotis galite surinkti 12 taškų, už kalbos pažinimo ir vartojimo užduotis 32 taškus, kurie dalijami iš 2, taigi galiausiai lieka 16 taškų ir didžiąją dalį jūsų galutinio PUP įvertinimo sudaro rašinio užduotis, už ją skiriami net 32 taškai. Beje, PUP pavyzdinės užduotis galite rasti Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje beta.etestavimas.lt. Taigi šiandien aptarsime, kaip iš galimų 16 taškų už kalbos pažinimo užduotis galite surinkti iki 5 taškų. Teisingai atlikę skyrybos užduotis. Kodėl sakau iki 5 taškų? Šiuos taškus dauginu iš 2, vadinasi galite surinkti 10 taškų iš 32. Tačiau šis taškų skaičius gali kisti. Pavyzdžiui, gali būti skiriami ne 10, o 9 taškai, kaip matote pavyzdžiuose, ne veltui ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakyme yra nurodyta, kad taškų suma yra orientacinė. Šiai video pamokai pasirinkau 2023 mokslo metų pirmo srauto PUP testą, kurios skyrybos užduotis pirmiausia iškirpau. Pirmoji užduotis, kuri tikiu ne vienam 10-okui gali pasirodyti bauginanti, užduotis prašanti pažymėti 3 sakinius, kuriuose visi skyrybos ženklai sudėti teisingai. Iš viso turime 8 sakinius, iš kurių 3 yra teisingai išskirti. Kadangi visi 8 sakiniai skaidrėje netilpo, nagrinėsime po 4 sakinius. Atkreipkite dėmesį, kad už šią nemažai laiko reikalaujančią užduotį skiriami tik 3 taškai, vadinasi, už kiekvieną teisingai pažymėtą sakinį po tašką. Taigi, nuo ko pradėti? Būtent šioje PUP užduotyje gali būti ir labai akivaizdžiai paliktų klaidų ir labai smulkių klaidelių. Pavyzdžiui, ne vietoje padėtas taškas citatų skyryboje. Beje, jeigu žiūrėdami šią video pamoką norite tik pasitikrinti savo žinias, sustabdę pamoką galite pirmiausia savarankiškai atlikti užduotis, o vėliau pasitikrinti. Nuorodą į šį testą paliksiu video aprašyme. Visgi, jei nusprendėte dirbti drauge, pirmiausia rekomenduoju pasibraukti sakinio gramatinius centrus. Suprantama, kad atlikdami testą nieko braukyti negalėsite, tačiau vizualiai parodysiu, kaip tai atrodo. Gramatinį centrą sudaro veiksnys atsakantis į klausimą kas ir tarinys atsakantis į klausimą ką veikia. Esminis dalykas, ką turite žinoti apie gramatinį centrą, niekas negali išskirti veiksnio ir tarinio. Vadinasi, tarp veiksnio ir tarinio negali atsirasti vienas kablelis. Tačiau įmanoma, kad kita, dažniausiai išplėstinė sakinio dalis ar šalutinis sakinys skiriamas iš abiejų pusių, vadinasi 2 skyrybos ženklais, būtų įsiterpęs tarp veiksnio ir tarinio. Tai puikiai iliustruoja šioje skaidrėje esantis 3 ir 4 sakiniai. Perskaitysiu 3 sakinį. Štai ir autobiografija Žemaitė pradeda nuo to, kad pabrėžė, jog jos tėvas buvo bajoras, o motina tvirtino esanti aukštos kilmės, nors realybėje, tenka pripažinti, tas jų gyvenimas mažai kuo skyrėsi nuo prakutusių, prasigyvenusių valstiečių buities.
Matome, kad sakinyje yra net 6 gramatiniai centrai. Paskutinysis gramatinis centras gyvenimas skyrėsi yra išskirtas vienu nemotyvuotu kableliu, o tai reiškia, kad sakinys yra išskirtas neteisingai. 4 sakinys. Taigi Žemaitė, nors ir dirba šeimininke, gali matyti lietuviškos leidybos užkulisius, dalyvauti tikrame kultūros darbe, ypač reikšmingame 20-ojo amžiaus pradžioje. Ir šis darbas vyksta ne kur kitur, ne dūminėje kaimo trobelėje, o dvare. Štai šis sakinys iliustruoja tarp gramatinio centro įsiterpusi šalutinį sakinį. Oranžinė spalva pažymėjau pirmąjį gramatinį centrą, o violetinė spalva antrąjį. Jei jums kyla klausimas, kodėl tarinys dirba nebepriklauso veiksniui Žemaitė, taip yra todėl, kad šis tarinys yra šalutinėme sakinyje, kurį pradeda prijungiamasis jungtukas nors. Nors ir dirba šeimininkė, yra nuolaidos aplinkybės šalutinis dėmuo atsakantis į klausimą, nepaisant ko Žemaitė gali matyti lietuviškos leidybos užkulisius. Atsakymas, nors ir dirba šeimininkė. Taigi abu šiame sakinyje apibraukti kableliai yra visiškai motyvuoti, kadangi jie skiria šalutinį dėmenį įsiterpusi į pagrindinį dėmenį. Šiame sakinyje matome ir daugiau skyrybos ženklų. Štai turime motyvuotai iš abiejų pusių išskirtą išplėstinį būdvardinį pažyminį po pažymimo žodžio darbe. Pažyminys atsako į klausimą koks, šiuo atveju kokiame darbe. Ir turime atsakymą ypač reikšmingame 20-ojo amžiaus pradžioje. Primenu, kad pažyminį skiriame tik tuomet, kai jis eina po pažymimo žodžio, to žodžio, kurį apibūdina, ir jei jis yra išplėstinis, o tai reiškia, kad jį turi sudaryti bent 2 žodžiai. Na ir liko paskutinieji 2 šio sakinio kableliai, jie taip pat yra motyvuoti, kadangi turime vienarūšių sakinio dalių skyrybą, mokinių dažnai vadinama tiesiog vardijimu. Taigi šį sakinį pažymėjau kaip tinkamą. Grįžkime prie pirmųjų 2 sakinių. Čia matome citatų skyrybą, kurios mokiniai mokosi būtent 10 klasėje. Pirmame sakinyje reikėtų taikyti vieną iš taisyklių, jog po citatų einantis ir į jas įsiterpę autoriaus žodžiai rašomi taip, kaip autoriaus žodžiai prie tiesioginės kalbos. Šiuo atveju autoriaus žodžiai atsiranda po citatos kabutės užsidaro, dedamas kablelis ir brūkšnys, autoriaus žodžiai pradedami mažąja raide. Tačiau įsivaizduokime, kad citata baigiama klaustuku ar šauktuku. Tokiu atveju šauktukas dedamas dar prieš užsidarant kabutėms, o po kabučių kablelis tampa nebereikalingas. Dedame brūkšnį ir autoriaus žodžius vėlgi pradedame iš mažosios raidės. Išsiaiškiname, kad citatų skyryba šiame sakinyje visiškai motyvuota, liko tik patikrinti, kas skiriama kitais kableliais. Pirmasis kablelis žymi šalutinio dėmens prasidėjusio prijungiamuoju jungtuku kadangi pabaigą, o kablelis prieš prijungiamąjį jungtuką kad vėlgi skiria šalutinį dėmenį. Galiausiai matome dvitaškį. Jis čia reikalingas kaip skyrybos ženklas po apibendrinamojo žodžio, kadangi išvardijami bruožai. Taigi sakinys išskirtas teisingai. Antrame sakinyje mokiniai, kurie išmano aplinkybių skyrybą, greitai turėtų pastebėti skyrybos klaidą, kurią apibraukiau. Tai yra nemotyvuotas kablelis padėtas po aplinkybės. Tuoj pat paaiškinsiu, kodėl negalima skirti tokios aplinkybės. Sakiniuose sutinkamos aplinkybės dažniausiai atsako į klausimus kada, kaip ir kur. Išplėstinės aplinkybės, kurias mums norisi skirti, sudaro būtent 2 žodžiai, tačiau dar viena svarbi sąlyga, kuri yra būtina skyrybai, išplėstinė aplinkybė privalo turėti dalyvį, padalyvį arba pusdalyvį. Pavyzdžiui, galiu šią aplinkybę pakeisti į atlikdama savo tolimesnius tyrimus. Tokiu atveju aplinkybė yra vėlgi išplėstinė, ją sudaro net 4 žodžiai ir ji savo sudėtyje turi pusdalyvį. O pusdalyvį, jei pamiršote, indikuoja priesagą dam. Taigi, skiriame tik išplėstinės, dalyvinės, padalyvinės ir pusdalyvinės aplinkybės. Deja, tik įpusėjome su pirmąja skyrybos užduotimi ir keliaujame prie kitų 4 sakinių. Taigi, vėl pasibraukiau gramatinius centrus, čia galime matyti, kad nemotyvuotų kablelių tarp veiksnio ir tarinio palikta nebuvo, tačiau 5 arba šioje skaidrėje 1 sakinyje nemotyvuotas kablelis atsiranda pačiame sakinio gale. Skaitau sakinį.
Bet po to Žemaitė lankėsi Bostone, paskui pasibaigus pinigų nukentėjusiesiems nuo karo rinkliavos darbams apie 4 metus gyveno Čikagoje ir neatrodo, kad čia būtų patyrusi kokiu nors didelių sunkumų. Štai įvardis kokių šiame sakinyje visai nėra jungiamasis žodis, kuriuo pradedamas šalutinis sakinys, kadangi po jo mes nerandame gramatinio centro. Kablelis visiškai nemotyvuotai atskiria paprasčiausią papildinį. Radome klaidą ir keliaujame prie kito sakinio. Kelionėse į kitus Amerikos didmiesčius Žemaitė vadinama charizmatiška kalbėtoja. Minima, kad į susirinkimus pasiklausyti jos išraiškingų kalbų ateidavo tūkstantinės minios lietuvių, būdavo tikras antplūdis, visi norintieji netilpdavo į sales, dalis likdavo už durų. Nežinau, ką manote jūs, bet šis sakinys išskirtas puikiai. Vienas nuo kito atskirti visi gramatiniai centrai ir išskirtas šalutinis sakinys, kuris pradedamas prijungiamuoju jungtuku kad. Nors jau radome visus 3 sakinius, išsiaiškinkime, kurgi puprengėjai mus bandė suklaidinti. Šiandien jums jau kalbėjau apie išplėstinį dalyvinį pažyminį po pažymimo žodžio. Būtent šis sakinio dalis nebuvo išskirta prieš paskutinėme sakinyje. Keliame klausimą, kokią gramatiką, o atsakome padėjusią pagrindus bendriniai lietuvių kalbai. Taigi, kablelis yra būtinas po gramatiką. Galiausiai perskaitysiu paskutinį sakinį. Akivaizdu, kad rašytojos Žemaitės kūryboje visų pirma į akis krinta lietuviško kaimo tikrovė, tačiau kalbėti vien iš tokios perspektyvos apie šią autorę būtų per mažai, nes laiko prasme nutolusiame kaime glūdi dalykai kalbantis ir apie šiandienos žmogų. Akivaizdu, kad iš abiejų pusių skiriama informacija laiko prasme nėra jokia atskira ar tikslinamoji sakinio dalis, kurią reikėtų skirti. Ji labiau, sakytume, priklauso pažyminiui, kuris apibūdina kaimą. Keliame klausimą, kokiame kaime glūdi dalykai ir atsakytume laiko prasme nutolusiame. Tačiau 2 žodžių išskirimas yra visiškai nemotyvuotas. Štai ir viskas. Pirmąją užduotį įveikėme, keliaukime prie antrosios. 12 PUP užduotyje turėsime 6 testinius klausimus vertus 6 taškų, o kad juos surinktumėme, reikia teisingai paaiškinti skaičiumi pažymėtą skyrybos ženklą. Perskaitykime sakinį. Žvelgiant į Žemaitės Vilniaus laikotarpį ryškėja rašytojos biografijos faktai, liudijantis jos pasiryžimą dalyvauti istoriniuose įvykiuose, prisijimti atsakomybę ir ištiesti pagalbos ranką. Mus turėtų dominti kablelis padėtas prieš žodį liudijantis. Pirmiausia, vėlgi pasibraukime gramatinius centrus, pagalvokime, kokios sakinio dalys sukasi aplink šį kablelį ir kokį klausimą jos atsako. Šiame sakinyje radau tik vieną gramatinį centrą. Vadinasi, tai yra vientisinis sakinys, taip pat pavyko rasti pažyminį, kuris prasidėjęs po kablelio tęsiasi iki pat sakinio galo. Kadangi tik pažyminys gali atsakyti į klausimą, kokie šiuo atveju faktai, pasirinkti atsakymą tampa labai paprasta. Tai išplėstinis pažyminys einantis po pažymimo žodžio. Antrasis sakinys, remdamasi tokia analize, netgi mėginu įrodyti, kad Žemaitės kūryboje galima aptikti ekologinės sąmonės užuomazgų. Randu 2 gramatinius centrus, kablelis prieš kad žinome žymi šalutinio sakinio pradžią, o kągi turime pradžioje? Remdamasi tokia analize. Ši informacija atsako į aplinkybės klausimą, kaip arba galėtų tikti kokiomis sąlygomis netgi mėginu įrodyti. Atsakymas remdamasi tokia analize. Taigi turime išplėstinę aplinkybę, kadangi ši sakinio dalis atsako į aplinkybės klausimą. Visgi yra ir kitas būdas pasirinkti teisingą atsakymą. Jei išmanote kalbos dalis, turėtumėte atpažinti, kad remdamasi yra veiksmažodžio nesmenuojamoji forma pusdalyvis, kurią atpažįstame būtent iš priesagos dam. O štai variantas, kad tai šalutinis sakinys iš karto gali būti atmetamas, nes šalutinis sakinys privalo turėti gramatinį centrą. Trečias sakinys – labai svarbi, bet mažai minima jos pažintis su Putvinskiais, irgi bajorais turėjusiais ne vieną dvarą. Šis sakinys vientisinis, veiksnys, pažintis turi savo priklausančius 2 tarinius, svarbi ir minima, kurie atskiriami kableliu su jungtuku bet.
Tad pasirinkti teisingą variantą turėtų būti paprasta. Tikriausiai sutinkate, kad padalyvių čia nematome, apie sudėtinį sakinį kalbėti taip pat negalime, nes sakinys turi tik vieną gramatinį centrą, o sudėtiniam sakiniui reikia bent 2. Taigi lieka vienarūšės sakinio dalis. 4. sakinys čia beveik pasikartoja iš praeitos užduoties. Jau minėjau, kad į pagrindinį sakinio dėmenį čia įsiterpia šalutinis dėmuo ir tai išduoda prijungiamasis jungtukas nors, nes tik prijungiamieji jungtukai gali pradėti šalutinį dėmenį. Tad jeigu nežinote, kas tai per jungtukai, būtinai pasimokykite. Ir 5. sakinys. Bajoriškas dvaras Žemaitės savivokai įtaką dariusi vieta, o miestas jai visiškai tinkanti veikimo erdvė, teigia R. Breizgienė. Nors jums minėjau, kad vienas kablelis negali išskirti gramatinio centro, tai gali padaryti kitas skyrybos ženklas brūkšnys, kuris reiškia praleistą tarinio jungtį, kitaip žinoma kaip žodelį yra. Taigi turime tokius gramatinius centrus. Dvaras yra vieta ir miestas yra erdvė. Tad jeigu vietoje brūkšnio jums logiškai tinka įdėti žodelį yra, tai tą brūkšnį mes aiškiname kaip praleistą tarinio jungtį. Pavyzdžiui, 2. variantas aiškinantis, kad tai sudėtinio be jungtukio sakinio dėmenis čia gali būti atmestas iš karto, kadangi už pažymėto brūkšnio mes nerandame kito gramatinio centro. Miestas yra erdvė, yra vienas ir tas pats gramatinis centras. Ir galiausiai paskutinis sakinys. Jį perskaitysiu. Įdomu, kad Žemaitė rašydama šį apsakymą vardija pagrindinės miesto pramogas. Be abejo, tai daro jau pati jas patyrusi gyvendama Vilniuje. Jei pastebėjote, nei vienas skyrybos atvejai šio tipo užduotyje nebuvo pažymėtas iš abiejų pusių. Vadinasi, jūs patys turite nuspręsti, kodėl dedamas skyrybos ženklas. Dėl sakinio dalies prieš tą skyrybos ženklą ar po. Tačiau jei mokate įterpinius, turėtumėte atpažinti, kad be abejo būtent tai ir yra. Įterpinys neina jokia sakinio dalimi, tik suteikia emocinį arba prasminį atspalvį sakiniui ir jį būtina visuomet skirti iš abiejų pusių. Štai ir viskas, o dabar keliaukime tiesiai į testą ir pasitikrinkime, ar teisingai atlikome užduotis šiame juodraštyje. Keliaujame į 11 užduotį ir pasirenkame teisingus sakinius. Kaip ir matote, visi sakiniai yra išmaišyti, kiekvieną kartą įsijungus testą, jų eiliškumas tikrai skirsis. Na ir 12 užduotis, čia turėjome pažymėti išplėstinį pažyminį einantį po pažymimo žodžio, išplėstinę pusdalyvinę aplinkybę, vienarūšė sakinio dalis, šalutinis sakinys, tai yra praleista tarinio jungtis, ir be abejo yra įterpinys. Spaudžiu pateikti, teksto kūrimo užduotį bandau praleisti, tačiau neleidžia. Ir štai matome, kad iš automatiškai vertinamų užduočių surinkome 9 iš 32, tai yra maksimumas skirtas už skyrybos užduotis. Kągi, liko tik apibendrinti. Prieš nagrinėdami sakinių skyrybą visuomet pasibraukite gramatinius centrus. To paties gramatinio centro veiksnys ir tarinys, prisiminkite, negali būti išskirtas vienu kableliu. Jei tarp veiksnio ir tarinio atsiranda brūkšnys pakeičiamo žodeliu yra, tai gali žymėti praleistą tarinio jungtį. Pasikartokite sakinio dalių klausimus, dalyvio, padalyvio, pusdalyvio skiriamuosius bruožus, kad galėtumėte lengviau atpažinti sakinio dalis. Kartais pakanka pamatyti, kaip matėme pavyzdžiuose, pusdalyvio priesagą dam, kad jau galėtume pasirinkti teisingą testo variantą. Na ir galiausiai venkite nemotyvuotų skyrybos ženklų. Jei negalite savo paaiškinti, kodėl vienoje ar kitoje vietoje dėtumėte skyrybos ženklą, galbūt jo visai nereikia. Tai aktualu atliekant pirmąją skyrybos užduotį, kadangi klaidų galite nepastebėti,
o tuomet staiga sugalvoti, kad sakinys per ilgas, kad jame būtų vos vienas ar du kableliai. Taip galvoti niekada nereikėtų. Lygiai taip pat negalvokit, kad pirmoje užduotyje negali būti 3 teisingai išskirti sakiniai iš eilės, kadangi sakiniai PUP testo sistemoje visuomet būna išmaišyti. Tikiuosi, kad pasinaudosite šiais patarimais, o daugiau video pamokų, kaip sėkmingai ruoštis PUP, patalpinsiu savo Contribui platformoje, kurios nuorodą rasite video aprašyme. Dėkoju tiems, kurie žiūrėjote šią video pamoką iki pabaigos ir iki kitų susitikimų. Su jumis buvo mokytoja Viktorija.